Nemoku valgyti. Bet geras, o ne? Ir sūriu, Kaip ir skanu. saldu. Kaip tinka rūgštelio. Trašku, šiek tiek rūgštelės. Gaivus. Taip, gaivus patiekalas. Puikus receptas sezono pradžiai. Sveiki žiūrovai. Na, mes pasitinkam naują gardų sezoną šiek tiek atsinaujinę. Gerai pailsėję. Taip, bet dar ilgėsi turbūt atostogų, taip? Norisi dar. Visą laiką trūksta, žinai, dar tos papildomos savaitėlės. Taip. Taigi tokių minčių, taip sakant, vedamas. Pagalvojau, kad pradėsim sezoną su patiekalu. Labai populiarių Turkijoje, Graikijoje. Taip, manau, kad... Populiari kryptis, ne atostogų. Tai daug kas bus ragavę. Galbūt daugam sukels vėl daug malonių emocijų. Taigi gaminsim tiropitą. Taip, kuris patingi lengvai pagaminamas. Tikrai taip. Na ką? Manau, kad... Reikia tiesiog parodyti, ne? Mažiau kalbų, daugiau darbų. Keliaujam gaminti. Keliaujam. Maistas nėra tik maistas. Tai atradimai, tai patirtis, tai šventė. Gardus maistas gimsta iš meilės, nes jūs nusipelnote geriausio. Mums gaminti yra šventė. Gediminai, nuo ko pradedam? Kai visada gamindami tokius paprastesnius patiekalus, iš anksto įsijungiam orkaitę. Taigi 170 laipsnių, ventiliatoriaus funkcija ir galim pradėti gaminti. Tai tu jau įsijungi orkaitę, taip? Taip, aš užbėgau įvykiams už akių. Kitas dalykas, labai svarbus gaminant su kataifi tešla, ją išimti prieš kokias 15-20 minučių iš šaldytuvo, kad jinai būtų kambario temperatūros. Kambario temperatūros jinai bus elastingesnė, netaip lūžinės ir arba neišimam iš vis iš pakuotės, arba išėmę uždengiam drėgnų rankšluostėlių. Įdaras. Taip. 2 indeliai arba 500 gramų rikotos, tada feta. Na, fetos reikėtų mažiausiai 100 gramų įdėti. Na, aš dabar įdėsiu šiek tiek mažiau, o po to mes pasižiūrėsim. Gerai. Kad abiem tiktų. Gerai. Čia nereikia jokių mantrių kombainų, jokių mantrių trintuvų, šakutę. Tai mes ir druskos nepilam, kadangi feta yra sūri. Reikėtų įdėti, bet mes paragausim. Man, žinai, visą laiką trūksta druskos, tai... Na, aš irgi mėgėja, tai... Tu ją vieną gali valgyti. Jau, būtent. Taip pat 2 kiaušiniai, žinoma, laisvai laikomų vištų ir, na, jie tokie mažuliukai, jų ir užtenka. Gal paragaujam, taip, su kiaušinukais. Ekologiškai, tai tikrai galima ragauti. Vištyčių. Man tai dabar jau skanu. Gal nededam druskos? Ar įdedam? Gal nededa. Gerai. Aš gal dėčiau, einam per vidurį. Žiupsnelį. Žiupsnelį. Žiupsnelis druskos, truputėlis pipirų ir reikės įtarkuoti, nežinau, gal pusės citrinos žievelę. Daug nereikia, kad jinai užgoštų savo skoniais, bet kad tokį citruso... Pipirų daug nereikia, taip? Kaip kvapnu. Mėta čia privalo būti. Galima būtų įdėti ir kitų žolelių, na, tarkim, šiek tiek čiobrelio. Galima netgi truputėlis rozmarino, bet na, mes liksim su tokiu saugiu variantu. Ir gaivesnis skonis. Kad gali būti ir desertas, gali būti ir sūrus užkandis. Netgi taip. Taip. Kodėl neklausi, kam aš šis prisivyniojęs į kažkokius tai skudurus? Jau žinau, taip, teisingai. Žolelės jau namuose visada taip darau. Taip. Netgi važiuojant, būnant kaime, mama priaugina su tėčiu daug žolelių, tai jau ir sesį išmokiau. Susiviniojam ir vežamės namo. Nes nepamirškit, šaldytuvas ištraukia labai daug drėgmės ir tam, kad žolelės išliktų kuo šviežesnės, suviniokite į virtuvinį popierių sudrėkintą. Tikrai žymiai ilgiau išliks šviežios. Bet kvepia skaniai? Labai kvepia. Citrina ir mėta. Wow. Žinok, viskas, įdaras paruoštas. Gerai, tai įdarą kol kas atidedam į šalį. Atidėm jam žvaigždę.
Taip. Ir kadangi jau buvo išimta iš pakuotės, tai būtinai šlapiu skudurėliu reikia. Ir dabar ją reikės taip išskleisti. Iš tikrųjų mes galim netgi ant stalo, švariai nusivalėm tikrai. Taip. Ir jinai taip išsiskleidžia. Taip, dabar reikės įtrinti aliejų. Su jūzų aliejų. Turėsim dar citruso. Labai geras bus prieskonis. Na, jeigu neturite, nors tikrai labai rekomenduočiau užsukti Gardų parduotuvę ir įsigyti aliejaus, bet jeigu jo neturite, galite naudoti paprastą, gerą, tyrą alyvuogių aliejų. Galite naudoti ir sviestą, lydytą sviestą, kur yra vien tik riebalas. Tik su sviestu yra toks mažas niuansėlis. Jeigu paviršius yra šaltas, jisai stingsta ir tada sulimpa visi šitie tešlos plaukeliai. Ir tiesiog taip. Ir mes jį, kai trinsim aliejų, tai išvengsim išdžiūvimo. Taip, jis nelūžinė. Sulelių. Taip, kad pasidengtų kuo labiau, kuo tolygiau. Na, man atrodo, gana gerai čia pavyko. Tu įpratus, ne? Aš taip. Kaip laukus kėdėje. Ilgą kasą, tai žinai. Taip, dabar reikės jau vyniot. Tai aš tau atplėšiu tešlos juostelę. Na, maždaug taip procesas atrodys. Maždaug tokio pločio, grubiai kokio, apie 5 cm. Kokio bus pyragėlis. Reikėtų įdėti, aš kadangi mėgstu sverti, tiksliai viską, ne, tai 40-50 gramų. Tai aš kadangi nemėgstu sverti, tai aš įdėsiu šaukštą. Tai tokį šaukštą dėk. Ir dar truputėlį. Jo, labai šonus neskleis, nes vyniojant išsiskleis. Taip. Ir dabar taip labai atsargiai. Turbūt, kad išliktų purus pyragėlis, tai nereikia suspausti, taip? Tada šonus šiek tiek taip paspaudi ir toliau vyniok. Kepimo indą taip pat reikėtų patepti aliejų. Ir dedam. Reikės pakankamai glaustai juos sudėti į kepimo indą. Taip. Na štai. Vyniojam. Voila. Nu, atrodo labai gražiai. Orkaitė įkaitus, dedam ir kepam maždaug 40 minučių. Na, reikėtų pasižiūrėti po 40 minučių, kiekviena orkaitė yra skirtinga, taigi turi viskas skaniai apskrust. Atsiras tokia šviesi gintarinė spalva. Nu, bet jau dabar labai. Labai gražu. Gerai, dedam. Jūsų kepimo laikas baigėsi. Reikės truputėlį palaukti, kol atvės. Oi, bet jau vaizdelis, tai... Gražu, ne? Tai atsimeni, sakiau, kad tai gali būti ir saldus, kaip desertas, gali būti nesaldus. Aš matau, kad pasiruošai medučio. Tai mamos medaus, mamos bičių medaus. Tai reikėtų, kol dar karšti pyragėliai, trupučiuką pašlakstyti medumi. Puikus receptas sezono pradžiai, ne? Taip, o kas nuostabiausia, tai labai paprasta. Labai paprasta, bet gardu. Taip, ir tikrai reikia nebijoti gaminti. Atrodo, aš iš pirmo žvilgsnio turbūt nesiryšiu. Taigi, išbandykit, rašykit savo atsiliepimus, mes einam kavos, o su manim pasimatysim jau netrukus, gaminsiu dar vieną puikų, skanų, greitą, bet ypatingą patiekalą. Taip, einam kavos. Einam kavos.